Sveiki visi atvykę jau į trečiąjį mūsų podcastą. Aš nežinau, man dar sunku patikėti, kad mes revivinom, iš tikrųjų, noris pasidžiaugti. Labai smagu, kad mes sugebam net ir jau antrą iš eilės savaitę susitikti ir pasimėgauti šitą skaniais pusryčiais, iš tikrųjų, ne? Tai kaip jums patiko šitą ketvirtoji serija? Man labai patiko šita ketvirtoji serija, aš manau, kad ji labai teisingai sudėliota, labai cinematiška ir labai daug momentų yra, kurie unikaliai išspręsti ir netgi primena man kai kurios mano vienus mėgstamiausių filmų. Man irgi labai patiko. Man bus įdomu, kokius filmus Ignui tai priminė, nes aš pagalvojau tą patį, bet aš nepagalvojau apie konkrečius filmus. Aš pagalvojau, kad visas šis serialas, jisai žiūrisi kaip geras toks 90-80 netgi filmas, kur kūrėjai supranta, kas yra nuotykis, kaip sukelti reikiamą įtampą, kaip sukelti katarsinius momentus, kad sirgtum už pagrindinius veikėjus. Ir labai gerai, kad paruošė tiems momentams, kurie buvo šioje serijoje per paskutinės 3 serijas. Nes suprantate, kad jeigu kažkas tokio vyktų, vos nepasakiau Žiedų valdovė, jeigu kažkas tokio vyktų pirmajame seriale Game of Thrones, tu tikriausiai tai priimtum su tam tikrų skepsiu. Na, nes tai yra toksai biški pertempimas, sakykime, to realizmo. Bet kadangi tai yra kitoks serialas ir kadangi tu jį žiūri kaip 80-ųjų filmą, herojišką epą, tai tu tai priimi ir tuo džiaugiesi. Tai Ignai, turėjai kokių konkrečių filmų, kur sakė mėgstamiausias filmus, ar tiesiog? Taip, turėjau vieną konkretų, bent jau kurį vardinti galėčiau. Tai buvo momentas, kai ponas Elneragis pavertė į riterį Obuolių skverą, pažą. Ir tai man priminė meninį dokumentinį filmą Ashes and Snow, kur yra vaizduojami būtent irgi sulėtintais kadrais labai nuostabus gyvūnų vaizdai ir pasakotojas pasakoja tam tikrą istoriją, kuri nebūtinai susijusi tiesiogiai su tuo vaizdu, kurį tu matai, bet sukelia labai panašų jausmą, kaip kad sukelia čia. Rekomenduoju. Ok, man nežinau kaip jums, bet toks jausmas, kad šita serija vos ne, paskutinė sezono serija. Toks jausmas buvo, kad čia tokia kulminacija, ten ant galo užgroja Game of Thrones visą tą dymą ir toks jau visko prisirpė ir čia mes tokią didžiulę finalę susitinkame. Bet tu beveik nesi neteisas, jeigu yra tik 6 serijos, mes jau ką tik pažiūrėjom 4. Jo. 5 liko mūšis ir 6 viską jau tu žinai. Viską išriš. Jo, ok. Bet tiesiog iš tokios pompastikos pusės, paprastai kaip būna, kad, tokia, tikrai didinga. Kad dabar apie tavo tą kadrą, man kaip tik aš tada pridursiu, man žiūrėjau Excaliburą senai, ten 81 metų, tai irgi tiek emocinė, tiek kulminacinė pusė buvo toks momentas, kai vieni pripažino karalių Artūrą, kai jis ištraukė kardą, o kiti nepripažino, vis dar ten buvo pilietinis toks karas. Ir jau ten, kai jau atsimušinėjo ir galiausiai tie riteriai pamatė, kad jis iš tikrųjų visgi vertas, didingas vaikis, toks turi kažkokios special auros. Ir jis tada sako, gerai, jie ten priklaupė ir tada mane ten, išventink, žodžiu. Ir tada jis irgi juos išventino ir tas pats išventimas, tavo tas sulėtinimas, aš pagalvojau dar, kuo jis man patinka šis serialas, nes aš pagalvojau, kad tokio kadro nebūtų įmanoma nei Game of Thrones, nei House of the Dragon. Kad kažkoks čiūvas kvairina kažkokį pažą ir mes skiriam tam tiek daug eterio ir dar taip sureikšminam, nes ten į tas visas politinės machinacijas, į tokius visus grand scale'us, nelabai įsipaišytų toks momentas. Tai, ir aš pritariu tuo, būtent šičia mes gauname palengvintą versiją tų intrigų. Ja. Ir dar į teigiamą pusę, kas dažniausiai nebūna Game of Thrones. Jo, toks light version, jo, būtent. Sutinku. Man tai priminė, yra tas filmas antras senoji trilogijoje Empire Strikes Back, kuris, matyt, vienas mano mėgstamiausių filmų ever. Bet jo režisierius, aš nesimenu, kas tai buvo, tikrai ne Lukasas, jisai buvo nufilmavęs tokį trumpą, mįslingą, jausmingą
ir visaip didžiai paslaptingą filmą apie riterius. Ir man atrodo būtent apie Artūro erą. Aš tiksliai neatsimenu, koks yra to filmo pavadinimas, galiu pagriebti telefoną ir netgi pasižiūrėti. Irgi kažką iš karalius Artūro tų istorijų visų? Jis yra tokia keista legenda ir aš taip seniai žiūrėjau, kad aš neatsimenu. Bet aš atsimenu, kad ten buvo ta pati filmavimo technika, kuri vėlgi buvo naudojama labai, man reikės 80-aisiais ir dar 2000-ųjų pradžioj, bet ji buvo naudojama per veiksmo scenas, kai tu sulėtini ir kartu šiek tiek sukarpai tuos kadrus. Jeigu jūs žiūrėjote Liuko ir Darto Veiderio vaiduoklio dvikovą Jodos urve, tai va ten tai buvo labai naudojama. Kaip parašyta Wikipedijoje, before the theatrical release of The Empire Strikes Back in certain locales. Tai yra trumpas filmas, kurį režisavo Žvaigždžių karų art direktorius Rodžeris Kristianas. Ir jis yra apie riterius ir jame yra labai daug to tokio mįslingo filmavimo pristabdytų kadrų. Tai rekomenduoju šiaip. Man dar šita serija pasirodė filosofinė tokia, ne? Mes turim daug labai tų riteriškų idėjų pateiktų, prieimą prie to ir veikėjus, kurie būtent reprezentuoja visą tą, apie ką jie ir kalba. Dankas pas mus yra toksai, tiesmukas ganėtinai ir paprastas žmogus. Prie tų visų aukščiausios lygos valdovų gali lygiai taip pat išdėstyti tą pačią filosofiją ir niekados jos nekeist. Ir jis ir Ega pabarė, kad jis tenais melavo. Ega sakė, aš nedariau. Nesijaučiu nieko blogo padaręs. Taip, nesijaučiu nieko blogo padaręs. Dankas jam sakė, kad tada nebūtum to slėpęs. Yeah. Ir jis visą laiką atvira širdim daro viską, kaip sako. Man taip kažkiek primena, visą tai, kas įvyko, primena tą Gandžio garsą frazę, man regis be the change you want to see, ar kažkas tokio. Kad iš esmės, ką mes dabar matome, įsivaizduokime, kad tai yra tikras pasaulis ir istorijoje įvyko iš tiesų toks įvykis. Tokių įvykių būta, man regis, Ridley Scotto Last Duel, ten, kažkas tą pusę. Bet čia iš esmės, ką mes matome, tai matome tų laikų, viduramžių Europos riterių romaną in action. Tai yra, tu turi vargšę nuskriaustą mergelę, tu turi garbingą riterį, kuris jau užstojo, ir tu turi kitus garbingus riterius, kurie stoja užstoti to riterio. Ir viskas yra taip romantiška, bet tu supranti, kad tai, kadangi vyksta The Game of Thrones pasaulyje, kuris vis tiek yra kažkiek realistiškas, kažkiek purvinas, bet vis vien jame atsirado vietos tam. Ir dažnai taip gyvenime atsitinka, kad pagalvoja apie kažką, apie praeitį, apie kažkokį įvykį ir pagalvoja, čia tikrai kaip knygoje kažkas tokio atsitiko, kad čia yra tas momentas, kur, kaip sakoma, reality imitating art, man regis taip, iš dalies. Tai šiuo požiūriu man labai patiko. Ir atsiminiau, kitas toks įvykis, kuris matyt yra garsiausias pasaulio istorijoje, kur irgi buvo mergina, kuri buvo įkvėpta riterių romanų, nes jų klausėsi, nors ji pati nemokėjo skaityti, bet klausiausi apie jos ilgą podcastą. Tai buvo be abejo Žana d'Arc, kuri visiškai buvo nekilminga, tiesiog nuvarė pas vietinį lordą, tada pas aukštesnį lordą, sako, aš girdėjau balsus, man Dievas skiria misiją, reikia išvaduoti Prancūziją nuo anglų ir aš ją tikiu, ir galų gale ją nuvedė pas karalių ir jisai ją patikėjo, ir tada praėjo praktiškai mėnuo ar šiek tiek mažiau, šiek tiek daugiau, ir jinai buvusi valstietė jau jojo apsirengusi vyro rūbais, kas buvo negirdėta, ant žirgo, visiška riterė, ir buvo kapitonė ir vadovavo ir įkvėpė vyrus.
Kas irgi toks, atrodo, kad jeigu tai išgirstum kažkur romane, sakytum, tais laikais tikrai nieko tokio neatsitiktų, čia labai nerealistiška. Bet yra tikriausiai tas momentas, kai žmonės istorijoje išdrįsta įgyvendinti kažkokią savo fantaziją ir pasako, ne, čia nėra iš tiesų tiek far-fetched ir galime tą padaryti. Ir Hedge Knighto ta istorija, ji kažkiek yra apie tai, kad nepaisant visko, nepaisant to, kad jis visą laiką nebuvo kilmingas, ypač nebuvo turtingas, jis vis dėlto dabar pasiekė tą tokias kol kas savo karjeros piką, kur jisai kartu su kitais, su vienu Targaryenu ir gindamas gal kažkiek kitą Targaryeną, jisai stos prieš galingiausią namą visoje karalystėje. Žodžiu, aš čia jau kalbu, tarsi tai būtų kažkoks istorinis įvykis, bet tikrai labai amazing, įkvepianti serija. Ir galima paminėti tuo pačiu, kad Seras Dankas niekada nebuvo išvendintas į riterius. Ir kai jam pasakė, bet ką gali riteris išvendinti riterius ir pasiūlė tą pažą, Seras Dankas suabejojo turbūt 2 dalykais. Pirmiausia, tai kad jis nėra riteris pats ir negalėtų turbūt kito paversti riteriu tuo pačiu. Ir trečias dalykas, sorry, kad įsiterpsiu, galbūt jis tiesiog neprisiminė tų žodžių, kuriuos reikia pasakyti, koks turi būti tas konkretus ritualas, kaip turi išventinti. Galbūt, bet mes turėjom dar tą trumpą, šiek tiek komišką viziją iš jo sero, kuris taip ir neišventino jo, tiesiog truktelėjo pečiais. Jo, ir jis tik gūžteli pečiais, irgi supras, kad gal nelabai žino, bet man dar šita vieta, jeigu Ignas jau paminėjo, kad tokia filosofinė serija, tai, tas išvendimas tiek tam tikrą prasme yra krikštas, ar ne? Toks krikštas ir riterystė. Ir čia, jeigu imant visumą, tai, visos tos idėjos, kas yra riteriškumas, ta lozungai po lozungų ir mums pristatymas tų visų momentų svarbiausių, tai irgi ta prasme, kad tai yra Danko religija, suprask, ne, ir ta kita tokia šutvė. Man kas yra smagu, jūs palietėt vieną tokią temą, kuri man labai patinka. Ir šitam seriale ta gija juntama nuolat, tai yra gija žmogaus, kuri įkvėpia kitas žmogus, kuris tikriausiai nevertas įkvėpti, bet jis tave įkvėpia. Tai Dankano ir jo to lordo linija yra štai tokia. Dar vienas veikėjas, kuris netikėtai nustebino savo smagumu. Net daugumą veikėjų mes išlaikėm taip, kaip mes juos matėme prieš tai serijose, bet Targaryenų tėvukas, kuris keikėsi ir buvo kaip rašytojų nuspręsta, kad jis bus tas paprastasis žmogus, kuris paklaus, kas per velnes yra tas trial by 7, ar ne? Ir tuo pačiu duodantis antausi mūsų nemėgstamiausiam veikėjui. Labai geras personažas, tikrai, jis man tokį kūnė tą pavargusi tėvą jau nuo savo 3 sūnų, dar buvo užsiminta, kad yra dar 4 sūnus, kuris antiek nemokša yra, kad jį išsiuntė tapti meisteriu. Ir jau Dieve atrodo toks turnyras, common dalykas, o jau jam tiek problemų, jisai tiek visokių rūpešių ant jo pečių ir labai gerai išpildas personažas, dabar man kaifuoja aš žiūrėdamas. Žinai, kita vertus, toks nemokša, kad išsiuntė tapti meisteriu, tai iš dalies skamba toks nemokša, kad išsiuntė į Oksfordą. Ja. Taip pristatė. Taip, tai aš manau yra tas... Niekam tikęs gal toks, jo. Ar čia supras, gal jis niekam tikęs buvo kaip riteris? Tai yra tas vienuolino motyvas, kuris irgi viduramžiais buvo labai, labai svarbus. Ypač jis buvo šiurkštus ir baisus moteriams ir ypač buvo šiurkštus ir baisus, kiek aš atsimenu, labiau, pavyzdžiui, Rusijoje, net iki imperijos, tai yra net iki Petro I, bet ir vėliau, kad jeigu tu patekai nemalonėn, jeigu tu esi kažkokia mergina,
kuriai dėl kažkokių priežasčių negali skirti mirties bausmės, kilminga ar taip toliau, tave išsiunčia tiesiog į vienuolyną, bet visiems aišku, kad tai yra tiesiog beveik kaip katorga, jeigu ne katorga. Tai čia, kaip pasakė, kad išsiunčia tapti meisteriu, tai toks, žinai, kaip labai prastas paguodos prizas, kai esi kilmingoje šeimoje ir nėra kur tavęs dėti. Tai va būtent, tai įman šitą kontekstą, kur skaityk jau vieną vaiką jis parado ir jam gėda vos, ne dėl jo, jis turi sūnų girtuoklį, jisai turi sūnų, kuris galvoja, kad jis yra drakonas ir čia visom mergaitėm pirštus laužo ir dabar reikia vos ne statyti pavojų gyvybę, ten vos ne visą šeimą ir galiausiai supydyta šeima ir galiausiai turi paskutinį sūnų, kuris... Nu čia yra insane, čia reikia tiesiog pabandyti įsijausti į jo poziciją ir jo labiau, kad net ne jis yra tas pagrindinis paveldėtojas, tai tokia šonė ir ką aš pasakiau jums, pabaigus seriją, galas yra superinis akcentas, kaip mes galėtume pavadinti Alicent Legacy. Va, kas yra Alicent Legacy ir ką bandė visą House of the Dragon pasakyti, tai čia buvo taip tobulai visi taškai ant jį sudėti. Prašau, elaboruok. Šitą vietą, ta prasme, kad... Kokia tai yra legacy? Kad tai yra ant wrong premises pastatyta ir bandyta kažką kurti, kažkokį tai legacy, ane, ir nesigavo tau padaryti grinai dirbtinai. Ir gaunasi, kad vis tiek tu net ir, gerai, buvo čia užsiminta apie Peaceful Times, jūs jau norėjot galvot, kad čia, jau tas karas pasibaigęs, iš tikrųjų jis nėra pasibaigęs, ta prasme, dar vyksta, yra dar Rhaenyros ta visa stovykla ir turi giminių, ir Fosovėjais čia buvo užsiminęs, kad jie ten nemėgsta, bet, aišku, visus galim nupirkti, bet esmė tokia, kad kad tu laimėjai, kad tu ir išsikovojai tą savo pergalę ir sostą, vis tiek tu antiek turi tą problemą, kur kova dėl valdžios ir jeigu tu nesugebėjai, kažkaip, ko nesugebėjo ir mūsų tas mylimas karalius visgi padaryti, tai, tas niekur nedingsta. Ir tavo tas legacy, kur tu eini su kūju ir priekalu vien dėl tos techninės pergalės, bet, problema tai nedingsta, jeigu tas nesprendžiasi. Aš gerai, kad tavęs perklausiau, nes aš visiškai kitaip supratau, ką tu turėjai omenyje Alicent Legacy. Aš supratau labiau tą paradoksą, kuris irgi pasitaikė istorijoje, pavyzdžiui, Marko Aurelijaus sūnus Komodas, nors gladiatorėje ten baisiai daug istorinių faktinių klaidų ir ten netai buvo, bet iš tiesų jis buvo... Ne klaidos, jeigu tu darai jas specialiai. Taip. Gerai pasakyta, taip. Gal tikslinių pakeitimų. Bet Komodas iš tiesų, kaip aš suprantu, jis nebuvo itin tinkamas valdyti. Bet Markas Aurelijus, nepaisant visos jo išminties ir to, kad jis buvo vienas skaičiausių stoicizmo filosofų, net iki šiol juo laikomas, jisai buvo užsispyręs, kad šitas valdys gerai. Ir čia yra tas paradoksas, kai tu esi tiek už savo šeimą ir tiek už tai, kad reikia išlaikyti tą liniją, kad tu nepamatai tų šiek tiek papūvusių obuolių arba bent obuolių, kurie netinka rėdėti ant sosto ir kaip ir su Alicent. Ir tada tau atrodo bet kokiu atveju ten nesvarbu, šitas yra mano pirmagiminis sūnus, nesvarbu, kad jis demonstruoja kažkokias psichopatinės tendencijas ir panašiai. Reikia jį tupdyti, reikia už jį eiti ir nuo visko ginti ir taip toliau. Bet čia ką tu šneki, tai yra, kaip ir problemos sprendimas, ką aš šneku. Ta prasme, čia, nėra, kad priešingai. Aš galvoju, kad čia yra, ką tu sakai, kad, tų principų laikymasis, ką ir sakau, ta techninė pergalė, nes pagrindinė vertybė yra principų laikymasis. Ką tu sakai, pirmo sūnaus ir nežiūrėjimas kitų dalykų. Jo, bet aš kalbu gal siauriau, kad tai yra tas, kai gan kompetitingam valdovui gimsta vaikas, kuris nėra toks pritaikytas valdyti ir tada jis atsiduria ant sosto. Bet grinai tą siaurą prasme aš galvojau, kad kalbėjo. Nes tokių pavyzdžių istorijoje buvo labai nemažai. Buvo. Tiesiog
tų princų, princesių, žinai, čia sakytum, turėtum vieną palikonį ir turėtum dar kažką, kuris galėtų lik perimti, nu, vat kaip Renira, žinai, ten iš, palauk, jinai buvo karaliaus dukra iš kitos santuokos, ne? Nu, tai va, tai, nu, arba ten brolis ir viskas. Bet kai tų vaikų, ir čia labai gerai, kai man labai patinka, kai serialas pats save patrolina, žinai, ir tam tikra, nu, švelniai pasišaipo, tai jo, buvo gera ta vieta, kad kiek Egonų buvo karaliais, 4, okay. Nu, kad tikrai tų vaikų milijonas ten yra. Ir pripažįsta, kad mums nereikia įsiminti visų vardų, nes visi yra tie patys. Yeah. Aš norėčiau atkreipti dar kartą dėmesį į tai, ką mes atkreipėm dėmesį praeitą kartą. Tai yra nuostabų audio, vizualinį dizainą ir montažą. Ir kadrų perėjimą. Jeigu... Taip. Tarsi, vien dėl perėjimų, aš jau galėčiau laukti tos serijos vien dėl perėjimų. Jau kaip jie vėl sugalvos kažką. Turbūt super. Praeitą kartą mes įsiminėme dainas pereinančias į vištų kudakavimus. Tai šį kartą buvo labai nuostabus momentas, kai seras Dankas užėjo į sugriuvusį jau teatrą, pasižiūrėjo į nukirstą galvą lėlės, išgirdome klyksmą ir matydami jau kitą kadrą buvo atlaužtas medinis staliukas, bet su tuo klyksmu sudėjus tas garsas atrodė kaip laužomas pirštas. Ir aš gal sakyčiau, čia gal, žinai, nu tu čia taip suinterpretavai, bet ne, nu tai iš kur tas klyksmas, čia visiškai intentional dalykai. Čia neabejotinai, jo. Čia saldžiai, jo, saldžiai tai. Čia yra wow, bet, na prasme, nu, žinai, tu gali tiesiog pražiūrėti ir taip, nu, žinai, o kai tu dar taip, nu, pastebėjai, taip. Aš daugiau neturiu ko pasakyti, labai gera serija. Labai gera serija, tikrai labai gera serija. Atvedė mus į tą momentą, kai dabar turėsim pagrindinę turbūt ir galbūt vienintelę kovą su kažkokia tai prasme. Nu ir kur Dankas pats kovos, nes man atrodo, jis dar kol kas mes nieko nematėm. Ten buvo biški pamušė tą drakoną. Bet, nu tai čia toks bet taip, va būtent dabar bus tikras mūšis ir prieš tikrus blogiukus, tikrieji geriečiai ir mes juos sumušim. Čia, žinai, kaip visada, ne, tai, bus ne taip kaip, nu žinai, nestandartiškai. Gali ir taip būt, taip. Bet aš turiu jausmą. Aš noriu kažko tai jausti. Ar aš jaučiu kažkokius vaibelius, kai ten išėjo 7 šitą už sienos. O, žinok, taip, vat, priminė man, vat, kad surinko. O, čia yra gerai, aš nesitikėjau, kad mes gal kad nors tokį turėsim. Ne, tai, nu, nesiekia to lygio, kaip ten jaučiu, bet turiu galvoje, kad principas tas pats. Taip, principas tas pats, kad mes surinkom kietą komandą ir mes dabar eisim blogiukų mušti. Yes, ir mes pamatysim, kiek pagaliau Blacksmitho armoras, kiek šį pridės, plus 10 armoro, ar nieko nepridės, ir čia tik gražiai apdainuota bus, visi šildai ten ir taip toliau. Bet vat, ir pasikeitimas tos filosofijos irgi taip pat mums džiaugsmą prideda, kai sako, kiekvienas riteris turi ginti tenais nekaltuosius ir aš taip ir dariau. Ir tada jį iškviečia į tą Trial by 7 ir sako, nu, jeigu tu čia nais toks nekaltas, tai tenais dievai tau padės. Ir jis išeina ir tada jam pradeda visi padėti. Pirmiausia, tas obolių pažas, tada kalvis, talneragis prisijungia. Žodžiu, visi. Mums leidžia pasidžiaugti, kad tikrai, nors Dankas pradėjo vienas, dabar susirinko visą kompaniją draugų. Jesus Christ, aš kaip tik audio knygą Geležinio Džono jau čia nekartą minėto skaičiau ir kaip tik buvo vieta, kad kalvių šiaip žmonės bijojo kaip tam tikros alchemijos, meistrų, nes, vat kaip jie galėjo išminkštinti tą metalą, jiem atrodė, kad čia yra kažkas wow, tais laikais, ne, kai, jie tokie, vat, kaip mūsų, nežinau, gal kokie super hakeriai, žinai, kur irgi jų tu bijai kažkiek, tai irgi šitas kalvis tam tikra prasme įkūnija tą tokį, vat jis su savo filosofija, tam tikra su savo tokia irgi... Jis iš išvaizdos yra visiškas Griswoldas iš Diablo pirmo kalvės. Yes. Jeigu toks jo vardas, neatsimenu. Yeah. Na ir vienas iš paprasčiausių plot twistų, kuriuo aš nesitikėjau, kad jį padarys. Tiksliau, galvojau, kad galėtų tokį padaryti, bet nesitikėjau, kad tokį padarys. Ar kas nors nustebo, kad gale prisijungė mūsų labai sąžiningas Targaryenas. Taip. Nu, kai parodė, kad jau Dankas užmetė akį ir kad jo nėra tam šitam, tai aš kaip suprantu, jau tai galėjau. Taip, aš galvau, kas tai bus. Kad vieno trūksta, labai trūksta vieno. Taip.
Aš galvojau, kas tai bus, ar karalius, ar gal dar kažkas, tai jo. Nu, realiai nebuvo daugiau. Nebent tas, kur spjaudalius, žinai, mūsų... Bet jis neriteris. Jo. Ne, tai galėjo dar prisijungti tasai brolis, kuris matė pranašystę, man regis. O gerai, o dabar dėl brolio. O nebuvo, kad susitarė, kad tas brolis gins po defaultu jau savo brolį ir jis, kaip ir nukris? Ar aš ne kažką praleidau? Jo, tiksliai, jo. Aš praleidau kažkokį žodį ir galvojau, kodėl jiem ten nori, kad stukteltų per šoną į galvą. Yra vienas išdavikas ir anoj pusėje. Ja. Bet jis yra gerėtis. Galiu rezimuoti. Man šita serija buvo, aš neatsimenu, kada mačiau tokią gerą, ta prasme, potencialiai viena geriausia iš vis ever matyta, juolab, kad tikrai šitas laikas serijos, jis toks, kaip ir norėtum daugiau, bet ir tada labai taip kompaktiškai viskas gražiai sustatyta. Ir tas Knighthood man visą laiką buvo labai svarbus momentas gyvenime, vaikystėje ir, Dieve mano, čia šitaip gerai viskas sukalta. Jis beldžiasi į mano top 3 ever serialus, aš toks happy, aš negaliu. Toks pleasant surprise, visas šitas reikalas yra. Wow, viskas, ačiū.